Mes esame Gaidžiupilio piliakalnio papėdėje. Šitas piliakalnis yra respublikinės reikšmės. Jisai buvo tyrinėtas 1967 metais LTSR Mokslo akademijos istorijos instituto. 1968 metais mūsų Kelmės rajono kraštotyrininkas Petras Jagminas užrašė archeologinį pasą šito piliakalnio. Gaidžiupilio piliakalnis yra vadinamas keliais vardais. Tai Gaidžiupilis, Gaidžiakalnis ir net Šilopavižupio vardu. Piliakalnis neaukštas, tik tai 4 metrų aukštumo, šlaitai statūs, aikštelė vidury piliakalnio yra 25 metrų skersmens. Šitą aikštelę kaip tik tai ir parodo, kad čia anksčiau yra buvęs piliakalnis. 1883 metais buvo iškastas per Gaidžiupilio piliakalnį griovys. Ir tas griovys buvo gana gilus, maždaug apie metro gylio, kuris skyrė Kelmės dvarą nuo Pavižupio dvaro. Žmonės pasakoja, kad tame griovyje buvo spaudos draudimo metais slepiama uždrausta literatūra. Pirmieji piliakalniai Baltų žemėse atsirado 2–1 tūkstantmečių prieš Kristų sandūroje. Tai buvo natūralios kalvos, apsuptos miškų, kurių plokščiose viršūnėse gyveno nedidelės bendruomenės. Miškas mūsų protėviams buvo viskas – prieglobstis nuo priešų, maisto tiekėjas. Protėviai garbino tas dievybės, kurios galėjo padėti sumedžioti taurą ar lokį, apsaugoti nuo priešų. Aukščiausias baltų dievas buvo Pramžius. Jo sūnūs Perkūnas, Patrimpas ir Pikuolis. Miškų šeimininkė buvo deivė Medeinė. Jai aukodavo norėdami, kad pavyktų medžioklė, kad gerai derėtų grybai, uogos. Įvairiai Medeinė vaizdavo mūsų protėviai. Voluinės kronikoje Medeinė paminėta 1262 metais. Medeinė tai ne gražuolė Diana. Jai geriau tiko baisesnis, tvirtesnis įvaizdis. Senovės lietuviai miškų šeimininkė įsivaizdavo turinčią meškos pavidalą. Netgi dabar per užgavėnės žemaičiai persirengėliai apsirengė išvirkščiais kailiniais, tarsi norėdami pavaizduoti senąją miškų šeimininkę Medeinę. Aš mačiau vaikščiojant Medeinę. Parinkim laužų šakų, nes reikės aukot gaidžius. Katroj vietoj laužą kurą. Vis labiau įsigalint žemdirbystei bei gyvulininkystei, miškai buvo kertami, tai baimino žmonės. Mitas byloja, kad tuo pereinamuoju laikotarpiu net miškų deivės jausdavosi pražūtingą žmonių veiklą. Viduramžiais kryžiuočių agresiją žemaičiai pasitiko medinėmis pilimis. Jose apgynė savo laisvę. Per amžius pilys sunyko, liko tik piliakalniai. Nedaug yra žinių apie pačių pilių išvaizdą. Šiek tiek jų teikia archeologiniai tyrinėjimai, šiek tiek vėlesni mediniai statiniai. Spėjama, kad pilių architektūrinės tradicijas galėjo išsaugoti medinių bažnyčių varpinių bokštai. Iškilus pavojams, prasidėjus karams, žmonės ieškojo išsigelbėjimo ant piliakalnių.
Gargždučiai dūmoja, galanda kirvius, kalavijus aštrius. Galanda kirvius, kalavijus aštrius ir juodbėrį žirgą balvoja. Dabar ten baisu ir nakčia nedrąsu, net vyrai aplenkti mėgina. Esą tai senų kapai milžinų. Esą tai senų kapai milžinų ir kartais net pasivaidina. Vėliau miško deivė imta vaizduoti kaip žilą moterį, saugojančią medžius ir žvėris. Mituose atsispindėdavo tuometinių žmonių lūkesčiai ir nujautimai. Miškas jiems reiškė viską. Jie melsdavo dievus ir deives jį išsaugoti, nes be jo neįsivaizdavo savo gyvenimo. Rengdamiesi didelėms medžioklėms, aukodavo ant piliakalnio medeiniai aukas. Spėjama, kad ant Gaidžiupilio buvo aukojami balti gaidžiai. Pirmoji dalis buvo suvalgoma valstiečių, antroji žynių, o trečioji sudeginama. Gal todėl šitas piliakalnis buvo pavadintas Gaidžiupiliu arba Gaidžiakalniu. Legendos pasakoja, kad ant šio miškų apsupto kalnelio žmonės girdėdavo, kaip gaidžiai, suploję sparnais, užgiedodavo vidurnaktį garsindami. Lietuva yra miškuose. Kirskite miškus, kirskite, išnaikinkite meškas ir stumbrus. Nebebus Lietuvos. Kirskite, 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 kirskite. Lietuva yra miškuose. Kirskite miškus, kirskite, išnaikinkite meškas ir stumbrus. Nebebus Lietuvos. Kirskite, 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 kirskite.